kėlinį šias rungtynes komentuos brolis. Prašom. 1-2. Čia mes matom varžovų presingą. Gražiai atima kamuolį ir biškiais užsižaidė žaidėjas iš Lietuvos Ryto. Bėga Antanas Kavaliauskas. Bėga ir meta ir nepataiko. Ir grįžta atgal. Taip, varžovas agresyvus labai. Ui, kaip gražiai. Ir negrįžta dar gynimą. Ui, koks gražus pasas, o mintimas dar gražesnis. Čia aš galvoju, to apie šimtuką gal pateks tą kombinaciją. Norėsime kažką padaryti. Padarė, atiduoja pasas. Ir čia smeigia grįtaškį. Kaip dar jūsų pavardė? Ponas, atsisukite. Adas Šepčevičius kažką žiūri ir galvoja, ką čia padaryti. Ir kažkur jisai, geriausią sprendimą padarė, kad atidavė kamuolį. Oi, kaip gražiai sudarė rankai, oi, kaip susižaidė komanda. Pačia, nors dar duoda pasireikšti Artūrui. Artūras bėga. Nukryžė. Va, labai gražiai. Gerai, Adam. Adamas Latinka išnaudoja savo centimetrus ir... Oi, koks metimas. Lygus. Bet dabar galime padidėti. Kaip aš ir galvoju. Bravo, Antanui Kavaliauskui. Pasas ir nėra. O čia... Čia reikia kartuojama pažiūrėti, ar buvo šį. Man pasidarau, kad nebuvo. Čia jau laikas pasidybė, aš galvoju, kad nenuovarė. Buvo įstebinami, manai, fizinės duomenys. Koks pirmininkas. Unikalus. Kažką prisišypsos tas turbūt. Artūras apžaidė dar. Ir vėl Relikas su Mindaugu. Ir Mindaugas kaip visada traukia komandą. Grįžta Artūras Gudaitis, Mindaugas Lukauskas ir Mindaugas. Oi, koks gražus pasas ir dar įspūdingesnis judėjimas iš viršaus. Pasigailėjo varžovo, nešoko. Ar kojų sako pasidavė? O, Gediminas Relikas. Gali